Giesmė tikrai senoviška ir tokio nykstančio, graudžiai nykstančio krašto, dar jeigu ten pastatys elektrinę, Astravo, visai viskas ir pasibaigs. Gražiai vis gervėčiai dabar į knygą atgula. Mūsų bendražygė folkloristė dabar važinėjo Saulė Matulevičienė, surinko papročius, kaip dar prie kryžiaus meldžiasi ir sekminės su papročiais. Taigi kažkas išeina, kažkas ateina. O va čia Rimo daina, čia jau dabar jis pasidėjo. Bet irgi prisimkite visą. Čia tokia gan keista daina, kad žodžiai kilę iš Kaišiadorių parapijos. Bet mano draugas prieš 30 metų, gal kas ir žino, Dainių Juozėną, jis daug rūpinosi grigališko choralo atgaivinimu, turėjo draugą merkinėje, vargonininką, smuikų meistrą garsu. Ir pas jį lankydavosi ir ten ant Vyškų buvo ten krūvos sąsiuvinių. Ir rado vieną dar Smetonos laikais rašytą sąsiuvinį. Ir ten buvo natos. Iš natų supratom, kad tai yra amerikietiška 19 amžiaus giesmė, gerai žinoma, bet žodžiai buvo parašyti lietuviškai. Bet matytam Smetonos laikų vargonininkui ten ar žodžių šiek tiek pridūko, ten mes prirašėm dar 3 posmelį. Ir po to giedovom, gan ilgai giedovom tą giesmę, nežinau, labai daug variantų ir kartais bažnyčiose gieda. Čia ta tokia, galvoju, ką kitą giedot. O kitą? Ne, šitą, o po to dar Tas kelias tamsiojoj naktį, daug pavojų pražūti gali. Man keleiviui dalia nelengva, nes pavargusi mano siela. Marija mus išves iš tamsybių nakties į džiaugsmus. Marija mus išves iš tamsybių nakties į džiaugsmus. Juodos naktys ateis be aušros ir migdolis neteiks jau šviesos. Juodos sutemos temdys akis, bet man šviesam žinoji viltis. Marija mus išves iš tamsybių nakties į džiaugsmus. Marija mus išves iš tamsybių nakties į džiaugsmus. Dar ilgės, bet pasiekti namus jau gali. Kelio dulkės ir mūsų malda, teiks jėgų savo dievišką gelmę.